Sveiki, sveiki! Šiandien noriu parodyti, kaip lengvai galima konsoliduoti, apjungti tam tikrus duomenis iš panašių lentelių. Tai panašumas, koks turėtų būti tarp lentelių, tai kaip matote čia mes turime, kad stulpeliai yra būtent tam tikri mėnesiai, ar ne? Eilutės yra tam tikros kategorijos, kurios taip pat atsikartoja, bent jau kažkiek. Tai va turim tokias 3 panašias lenteles. Na ir sakykime, aš noriu vienos apibendrinančios lentelės visų šitų 3 projektų. Tokiu atveju aš atsistosiu ant A12. Tai reiškia, kad kai Excelis sukurs tą vieną apibendrinančią lentelę, stulpelių pavadinimai eis štai čia, kiek jam reikės, eilučių pavadinimai eis į apačią nuo viso. Tai einame į datą, consolidate ir čia galite pasirinkti įvairias funkcijas. Šiuo atveju man reikia, kad Excelis susumuotų būtent tas 3 lenteles. Pasirenku sum. Reference, tai yra tam tikros sritis, kurias jūs pažymite, kurias būtent Excelis susumuos. Sritis lentelės. Atkreipiu dėmesį, kad nebūtinai tos lentelės turi būti viename ir tam pačiame šyte. Jos gali būti ir kitose šytuose ir gali būti apskritai, kad šita kuriama bendra lentelė yra visiškai viena visame šyte. Tai pažymiu laukelius, tai būtent užsižymiu, kas labai svarbu, kad būtinai turite pažymėti stulpelį su eilučių pavadinimais bei eilutę su stulpelių pavadinimais. Žymiu, spaudžiu add, galiu pasižymėti kitą, vėl spaudžiu add ir pasižymiu trečiąją, spaudžiu add. Labai svarbu yra užsižymėti top row ir left column. Top row tai reiškia, kad paims būtent jūsų tą pirmąją eilutę, left column paims būtent pirmąjį stulpelį. Tai yra, jeigu aš šitų 2 varnelių nepažymėčiau, Excelis man susumuotų duomenis, grąžintų ir lentelė mano būtų visiškai be stulpelių ir be eilučių pavadinimų. Tai yra būtent tik, kaip sakykime, sausis, vasaris ir iš viso, ar ne? Arba ten sausis, vasaris, kovas ir iš viso. Tai dabar pažymėjau, OK, ir gavome tokią apibendrinančią lentelę. Consolidate minusas yra tas, kad šitie duomenys, jie yra statiški. Jūs apjungėte ar ne 3 eilutės, gavote duomenis. Bet, sakykime, kažkas keitėsi kažkur, tarkime, čia visgi nebuvo. Marketingų išleista jokių išlaidų nebuvo. Vasario mėnesį projekte B marketingui. Pakeičiau 0, čia neatsinaujina. Taip yra todėl, kad būtent Excelis nesukuria jokių ryšių tarptų, o tiesiog susumuoja tam tikras sumas, tam tikras eilutes, tam tikrus stulpelius. Norint, sakykime, pasikeitė kažkas ar ne, kažkurioje lentelėje, tokiu atveju galite viską drąsiai čia nutrinti ir vėl atsistoja ant viso, nuėję į datą consolidate. Jums čia jau matot, kad tebėra pažymėtos tam tikros sritis, galite spausti iš karto OK. Bet jeigu pasikeistų lentelės, tarkime, atsirastų kažkokią papildomą eilutę arba atsirastų papildomas stulpelis, tokiu atveju reikėtų visus šituos tiesiog spausti delete, delete, delete ir iš naujo užžymėti visas reikiamas sritis, ar ne? Čia add. Ir tada galime spausti OK. Gavome vėl tą pačią apibendrinančią lentelę, tik su, sakykime, šiek tiek atnaujintais duomenimis. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek, ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki!